15,43% dividendais ir pačios akcijos kainos augimas 20% per pastaruosius pusę metų, tai mano vienos investicijos rezultatai, tai šiame video analizuosime ir gilinsimės į mano mėgstamiausią ir mylimiausią nekilnojamo turto sektoriaus gigantą AGNC Investments, po ko turėsite objektyvesnį atsakymą sau, ar ir jūs norėtumėte tokios kompanijos akcijų ir gauti dalį jos uždirbamo pelno pasyviomis pajamomis. Nesvarbu, ar dar tik planuojate pirkti savo pirmąją akciją arba jeigu neturite visą investicijų portfelį, šiame video ir nukeliavę į mano asmeninį portfelį paspaudę ant nuorodos aprašyme, pasisemsite gal net ne vienos investavimo idėjos, tai žiūrėkite video iki galo, nepamirškite like mygtuko ir pradedam. Iš kur šie didžiuliai dividendai? Įsivaizduokite banką, kuris nedirba su paprastais klientais, vietoj to jisai skolina pinigus ir perka pačias saugiausias pasaulyje būsto paskolas, tas, kurių grąžinimą garantuoja JAV vyriausybės organizacijos. Iš esmės tai yra AGNC. Ši kompanija, kurios pilnas pavadinimas AGNC Investment Corporation, yra vadinamasis hipotekos nekilnojamo turto investicinis fondas, trustas arba reitas, trumpiniu M-REIT. Jų verslo modelis genialiai paprastas. Jie skolinasi pinigus pigiai už trumpalaikės palūkanas, o perka turto būsto paskolų paketus, kuris moka didesnės ilgalaikės palūkanas. Skirtumas tarp to, ką jie sumoka už pasiskolintus pinigus ir to, ką gauna iš investicijų, yra jų pelnas. Ir didžiąją dalį to pelno pagal įstatymą jie privalo išmokėti bent 90%, tai jie atiduoda akcijų turėtojams, tai man ir galimai jums, jeigu turėsite šių akcijų. Ir išmoka pelną kiekvieną mėnesį. Ir moka atsakingiau negu dauguma nuomininkų. Ir kai sakau, kad tai nekilnojamo turto sektoriaus gigantas, aš visiškai nejuokauju. Įmonė įkurta 2008 metais pačiame finansų krizės įkarštyje ir nuo tada AGNC išaugo į vieną iš dviejų didžiausių savo srities žaidėjų pasaulyje, kurios rinkos vertė siekia beveik 11 milijardų dolerių. Jie valdo virš 90 milijardų dolerių portfelį ir akcijų turėtoms viso yra išmokėję 14,4 milijardus dolerių nuo įkūrimo. Tokiais skaičiais reta kompanija gali pasigirti. Taigi, tai tikrai ne koks nors mažas startuolis, o tikras JAV būsto rinkos banginis. Ir vienas kertinis momentas, kodėl čia yra mano mylimiausia kompanija, kurios akcijų turiu, tai JAV vyriausybės garantavimo aspektas. Tai reiškia, kad AGNC neinvestuoja į bet kokias ant paskolas. AGNC perka tik vadinamuosius AGNC MBS, tai Mortgage Backed Securities, turtų paremtus vertybinius popierius, kurių pagrindai ir palūkanas garantuoja JAV vyriausybės agentūras. Tai Fannie Mae, tai Federal National Mortgage Association ir Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corporation. Tai AGNC turtas yra paremtas nekilnojamu turtu, NT krizė jau buvo ir kita krizė nebus dėl nekilnojamo turto, tam saugikliai jau yra sudėti ir paskolų mokėjimus garantuoja JAV agentūros. Tai fizinio NT remtos investicijos ir valstybinės garantijos. Aš į AGNC pradėjau investuoti palaipsniui, tai pirkau akcijų 2025 sausio 29, kovo 27 ir balandžio 14 dienomis. Šiandien mano portfelėje 327 akcijos, už kurias vidutiniškai mokėjau po 9,33 dolerio. Bendra investicijos savikaina 3055 doleriai. Šiandien akcijos kainai pakilus mano investicijos vertė siekia beveik 3340 dolerių, tai reiškia 9,29% nerealizuota pelna vien iš akcijos vertės augimo, bet tai tik vyšnaitė ant torto. Tikrasis tortas yra dividendai. AGNC šiuo metu moka 1,44 dolerio dividendų per metus už vieną akciją. Man turint 327 akcijas, tai reiškia 471 dolerį per metus, arba kad būtų aiškiau po 39 dolerius kiekvieną mėnesį. Ir štai čia slypi visas grožis. Kadangi aš pirkau akcijas pigiau, mano asmeninis dividendų pajamingumas nuo investuotos pinigų sumos, tai yield on cost yra pagal dabartinius išmokėtus dividendus ir investuota pinigų suma procentinis pajamingumas. Tai mano procentinis pajamingumas yield on cost siekia net 15,43%. Jeigu jūs pirktumėte šiandien akcijos, jūsų procentinis pajamingumas būtų kiek mažesnis, nes akcijų kaina yra pakilusi, bet jis vis vien siektų 14,12%. Tie, kas sekė mano portfelius ir žiūrėjo video nuo daug anksčiau, nebejoju, kad gauna dividendų panašiai kaip ir aš, tai anksčiau ir pigiau pradėjus didesni
procentiniai dividendai. Tai virš 14% dividendais ir yra labai didelė tikimybė, kad dividendai bus didinami, nes jie anksčiau yra buvę didesni. Tada prastėjant ekonominiam sąlygom buvo sumažinti, o dabar ekonominės sąlygos atsigauna. 2022-2023 metais, kai JAV federalinis rezervas, Fedas agresyviai kėlė palūkanas, AGNC skolinimosi kaštai augo, o pelno marža mažė. Bet dabar žaidimas apsivertė. 2025 rugsėjį Fed pradėjo palūkanų mažinimo ciklą ir prognozės rodo, kad palūkanos kris ir toliau tiek 2025 pabaigoje, tiek 2026. AGNC tai yra dviguba pergalė. Pirma, krentant trumpalaikiams palūkanoms, pinga jų skolinimasis, tai reiškia, kad tas skirtumas tarp to, kiek jie moka ir to, ką jie uždirba, automatiškai didėja. Tai įmonės laukia didesni pelnai. Antra, krentant bendrosioms palūkanų normoms, rinkoje jau turimų AGNC portfelėje būsto paskolų vertė kyla. Tai veikia maždaug taip. Jeigu jūs turite obligaciją, kuri moka 5 procentus, o naujos rinkoje išleidžiamos obligacijos moka 4 procentus, tai toji senoji 5 procentus mokanti jūsų obligacija tampa vertingesnė už naujas 4 procentų obligacijas. Tai jas gali parduoti rinkoje brangiau negu naujos obligacijos. Tai didina kompanijos buhalterinę vertę, angliškai book value. Taigi potencialiai auga ir pajamos, ir pačios kompanijos vertė. Analitikai jau dabar prognozuoja, kad pelnas akcijai earnings per share turėtų nuosekliai augti ir 26 ir 27 metais. O dabar, kurgi tas 14% dividendų kabliukas ir kodėl tiek daug Wall Street analitikų sako tiesiog holdinti, laikyti akcijas, o ne pirkti. Tai pagrindinė rizika yra palūkanų normų svyravimai. Jeigu Fed netikėtai pakeistų kursą ir vėl pradėtų kelti palūkanas, tai pakenktų AGNC pelningumui. Pavyzdžiui, kai buvo 2020-aisiais, palūkanos kilo, dividendai mažėjo. Bet svarbu suprasti, kad tai yra normali AGNC verslo ciklo dalis. Kai palūkanos kyla, AGNC uždirba mažiau ir atitinkamai sumažina dividendus. Kai palūkanos krenta, viskas vyksta atvirkščiai. Bet nors ir pakilus palūkanoms dividendai sumažėjo, įmonė vis vien stabiliai mokėjo išmokos kiekvieną mėnesį. O dabar palūkanoms mažėjant yra pagristas lūkestis, kad dividendai ne tik išliks stabilus, bet ir turi didesnį augimo potencialą. O dėl analitikų čia ir slypi visas įdomumas. Dauguma jų, ypač tie, kurie vertina augimo kompanijas, žiūri į buhalterinės vertės stabilumą. Jiems nepatinka svyravimai. Bet investuotojams siekiantiems pasyvių pajamų srauto turi rūpėti stabilus pinigų srautas. Kai analitikai balandį sakė laikyti, o ne pirkti AGNC akcijas, nuo tada akcijos kaina pakilo virš 20%. Tai rodo, kad rinka šiuo metu labiau vertina milžiniškus dividendus ir palankę makroekonominę aplinką, o ne buhalterinės vertės svyravimus. Kartais reikia suprasti, kad analitikai tiesiog vertina tai, ką moka vertinti. Čia kaip su kultūrizmo treneriais ir kineziterapeutais, tiek apie raumenų masės auginimą, tiek apie sveikatinimą ir sveiką judėjimą, abu specialistai gali kalbėti, įrašyti ir dalintis, bet jeigu klausysite kineziterapeuto patarimo vietoj kultūrizmo trenerio, kaip efektyviai auginti raumenų masę, tai gal kitą kartą, kai dings elektra, išsikvieskit santechniką. Čia aišku sarkazmas, bet kažkas panašaus ir buvo su AGNC. Buvo keli analitikai, kurių fokusas yra dividendai. Jie ir sakė pirkti, bet dauguma sakė nepirkti. Taigi, ką mes turime? Rinkos lyderis mokantis įspūdingus daugiau nei 14% metinius dividendus kiekvieną mėnesį ir kurio verslui palankų vėją įpūtė JAV federalinis rezervas ir kurį netiesiogiai saugo ir daboja JAV vyriausybinės agentūros. Aš neabejotinai esu šališkas šiai kompanijai, nes jinai man uždirba ir išmoko daug pinigų ir atsižvelgiant į palankų palūkanų mažinimą, nesulaukiu, kada kompanija grįž prie kiek anksčiau dividendų. Čia visiškai šališkas požiūris, vertinant įmonės veikimą ir asmeninius rezultatus, ne investavimo rekomendacija, tai spręskite patys, ar jums yra primtina uždirbinėti pinigus iš amerikiečių būsto paskolų, perkant AGNC akcijas. O kai pirkti akcijas, tai jums reikės online brokerio, per bet kurį licencijuotą brokerį galėsite nusipirkti AGNC akcijų. Aš pirkimą demonstruosiu per Fido 4 brokerio programėlę, jeigu dar neturite
Freedom 24 paskyros naujiems investuotams brokeris dovanoja iki 10 akcijų dovanų. Yra kelios akcijos, kurių vertė viršyje $1000, tai čia tos akcijos, kurias galima gauti dovanų. Tai būtinai pasinaudokit akciją, jeigu dar neturite Freedom 24 paskyros. Su šiuo gidu užsiregistruosite per 10 minučių. Taigi, užsiregistravus ir atsidarius paskyrą, jungiam Freedom 24 programėlę. Viršuje paieškoje suvedam kompanijos tikeris ir pavadinimas šiuo atveju yra tas pats, tai AGNC. Pasirenkam, spaudžiam prekybą, dabar akcijos kaina yra $10.32, nurodom, kiek norime pirkti kompanijos akcijų. Pavyzdžiui, 10 tai kainuotų $103, 100 akcijų kainuotų $1032. Spaudžiam pateikti pirkimo nurodymą ir man išmeta suvestinę, kad visą suinvestuosiu $1032 už 100 akcijų. Dabar pats pirkimas kainuos fiksuotą 2 eurų mokestį plus 2 centų už kiekvieną perkamą akciją. 100 akcijų, tai reiškia dar papildomi 2 eurai. Tai viso 5 eurai, braukiu sliderį į viršų, paleidžiu ir laukiame mėnesio vidurio, kai tiek man, tiek jums į sąskaitą bus išmokėti dividendai. Jeigu dar neturite Freedom 24 brokerio, išsibandykite ir pasinaudokite akciją gauti akcijų dovanų, akcijos kodai, registracijos nuoroda aprašyme. Su šiuo video gidu užsiregistruosite per 10 minučių. Klausimus rašykite komentaruose. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.